Druskininkų Ryto gimnazijos mokiniai jau 3 metus iš eilės dalyvavo akcijoje Ištiesk leteną, kuri yra skirta padėti beglobiams ir likimo nuskriaustiems benamiams šunims ir katėms. Akcijos Ištiesk leteną metu buvo renkamos aukos, o už gautus pinigus nupirktas ėdalas išdalintas benamiams gyvūnams, globojamiems Sodų bendrijoje Migla gyvenančios Onutės Vyšniauskienės bei Viečiūnuose esančios gyvūnų prieglaudos darbuotojų. Mokiniai labai geranoriškai aukojo pinigus, kai kurie patys pirko ėdalą ir skanėstus šunims bei katėms, siūlėsi važiuoti aplankyti beglobių. Apsilankius pas savanorę Onutę, gimnazistus pasitiko būrys keturkojų vizginančių uodegas, kurie džiaugiasi ne vien atvežtų ėdalų ir skanėstais, bet ir gimnazistų dėmesiu. Aprimus augintiniams pašnekovė papasakojo, kaip jai sekasi išmaitinti tiek keturkojų draugų ir kaip pavyksta juos visus suvaldyti. 23 šuniukai šiuo metu, kiek išdalinau. Bet vėl atsiranda naujų paprasčiausiai, ir maitini, ir augini, kol atsiras šeimininkas, kuriam tikrai reikalingas, o šiaip aš bilekam neduodu. O kiek per metus maždaug išdalinat ir kiek parsinešat į namus? Sunku pasakyti, visai būna. O praeitais metais, kai tik 6 atidaviau. Ar labai sunku išmaitinti tokią didelę šunų gaują? Sunkoka, bet reikia meilės didelės. Gailesčio jiems reikia. Paremėt mokinukai, kaip patys žinot. Ačiū, labai dėkinga esu. Onutės globojami šunys ir katės visai neatrodo kaip paimti iš gatvės. Visi augintiniai sveiki, žaismingi ir draugiški. Jų skaudžią praeitį išduoda nebent baikštus žvilgsnis išsigandus staigesnio rankos mosto. Onutė bet kam savo augintinių nepatiki ir keturkojus dovanoja tik įsitikinusi, kad vėliau jai neteks jų vėl gelbėti iš gatvės. Gimnazistų pagalba savanoriai yra labai reikšminga, kadangi išmaitinti tokį būrį nėra lengva. Onutė nuoširdžiai dėkojo už pagalbą, džiaugsmingų lojimų jai antrino ir jos mažieji draugai. Atvykus į Viečiūnų gyvūnų prieglaudą džiugina vien tai, kad gyvūnų joje šiuo metu yra vos keletas. 5 šunys ir kiek daugiau kačių. Šuneliai džiaugiasi lankytojais, kurie vaišino juos skanėstais ir apdovanojo tuo, ko jiems reikia labiausiai – savo dėmesiu. Prieglaudos darbuotojas supažindino su šiuo metu ten gyvenančiais gyvūnais. O atiduodamų? Tai būna pavasarį ir rugsėjo mėnesį. Tada, kada būna vados, tuo momentu tada būna labai daug. Ir mažiukų, ir, kaip sakome, žmonės nenorėdami laikyti žiemai atveža pas mus priduoda jūs. O būna tokių, kad paskui persigalvo ir pasiema jos atgal? Būna dažnai. Kaip pripratę būna jau prie jų, tai žmonės, kaip sakoma, ateina ir atsiima juos. Nes rašom kartais būna. Daug mes turim, kaip sakoma, ir atiduotų. Bet jau dabar po paskutinių laikų gaudymai bus ir tada vėl bus įpildys viskas. Ką daugiau mėgsta žmonės, kates ar šunis paimti? Faktiškai tai ima šunis. Tai dėl to, kad ir pavasarį ima didelius šunis į sodybas žmonės, taip, kad saugotų. O mažiukų nelabai, ypač kalyčių labai nenori. Tai pats kaip ir katyčių niekas. Mažiukai būna, tai jie net ir užauga pas mus iki kačių. Mokinius ir mokytojas labiausiai sujaudino šunelių dėmesio troškimas, jų noras būti glostomiems. Mokinių savivaldos kuratorė Edita Nevulienė-Nemonaitienė pati panorėjo vieną iš jų priglausti. Ši akcija skirta ne tik padėti vargstantiems, bet tuo pačiu ir priminti mokiniams, kad gyvūnas ne žaislas. Taip pat parodyti visuomeniai, kad yra žmonių, kurie stengiasi padėti likimo nuskriaustiems. Viskas, ko jiems reikia, tai mūsų visų palaikymas ir pagalba.